Labą, užeikit. Kai kurie žmonės namus stato iš karto. Mes taip nedarom, mes darom po truputį. Aišku, finansai vienas dalykas, gal paskolų neimam dėl tų baldų, sakykime, kitas dalykas, bet ir turim labai fainą baldininką Darių iš Balzenos iš Utenos, kuriam patinka tokie projektai. Aš sakau, jos nesąmoningi projektai dėl to, kad aš prisigalvoju visokių nesąmonių, nes man yra žiauriai įdomu išgyventi poreikį. Tai reiškia, kad kai aš kažką tai darau, aš galvoju, kad va šitas dalykas būtų faina, aš tą poreikį išgyvenu ir tada aš pasakau, Dariu yra taip ir taip, kai ką čia galima būtų padaryti. Ir tada Darius arba randa sprendimus, arba mintis padėlioja, ar dar kažką, ir jam negaila būna atvažiuoti, pabendrauti, pasibraižyti, pakalbėti ir taip žiauriai dėl to džiaugiuosi. Ir kad turim tokį baldininką ir tikrai gamina žiauriai kokybiškus baldus, tikrai labai kokybiškus, saugius vaikams, tai vaikai ten gali laipėt eiti ir nieks nelūžta, nekrenta ir taip toliau. Labai dėkinga, aišku, esu mamai, kad pačioj pradžioj, kai mes čia atsikraustėm, jinai padėjo su baldais, ten buvo tie įkeiniai, aišku, baldai, bet jie ir išsidėvėjo labai greitai. Bet jie puikiai tinka dabar namukė, tol, kada bus lėšų namuką įsirengti. Tai labai fainas baldas, pirmas, kuris toks įdomus kambarys, čia galvom, kaip čia ką darysim, bet ateityje greičiausiai tai bus vaikų kambarys, kur bus 2-aukštė lova ir šitą lovą keliausim miegamai. Tai su to mintim ir darėm, kad spinta tiesiog yra aukšta iš 2 pusių siauresnė, tada ši čia tiesiog labai toks keistas kampas, į kurį nebuvo aišku, ką galima padaryti. Tai padarėm tokią metalinę kaip štangą, ar kaip čia laikiklį, kuris tiesiog talpina labai daug kabančių arba kabinamų drabužių. Man fainai yra todėl, kad kai aš matau visus drabužius, aš tikrai galiu sugalvoti, kaip šiandien rinksiuos, kokią spalvą. Tai žiauriai fainai, patinka man. Ir aišku, toks baldas, kuris telpa iš karto po palangę. Ir toks kaip stabilus baldas gaunasi. Ir aišku, viskas pas mane visada yra ant kojų, nes aš labai mėgstu įdarbinti robotus, įverginti savo robotus, kurie tiesiog paima ir išvalo viską ir man tų dalykų daryti nereikia. Arba reikia daryti daug rečiau. Ir šiaip man patinka, kai nesikopia tos dulkės po baldais. Labai irgi fainas, viskas padaryta pagal mūsų kartu atsisėstus, paskaičiuotus parametrus. Lova irgi labai stipriai padarė, nes Balintas toks žmogus, kuris yra pakankamai didelis, bet netgi pagal savo dydį jisai sugeba sulaužti dalykus, kuris net dar didesniems žmonėms turėtų būti būdingi. Tai, kaip sakau, turi aštrius kaulus kampus. Tai kaip jisai sėda ant lovos, kadangi jisai galvoja, kad yra mažutis žmogiliukas, jisai tiesiog krenta ant jos. Ir praktiškai beveik visos lovos net laiko. Internete paprastą lovą nusipirktų už nedidelę kainą, laiko 150 kg lovą. Ar ten netgi būna 200 ir jos praktiškai visos lūžta. Mūsų ten lova yra, tai nežinau, kiek kartų lūžus ir tvarkyta. Tai padarė tokią lovą, kur ten sutvirtino viduj su baldinė plokštė, tai ten visišką tokią mozaiką padarė, tai ten tikiuosi, kad tikrai niekada netrūks. Aš bandžiau, tiesiog norėjau pabandyti įvairias tas plokštės, tai va tokią pasirinkau spalvą, čia viską palikau taip natūraliai šviesiau. Dėl valgomojo arba tos tokios kaip čia oranžerija, nežinau kaip čia pavadinti, tai jokių baldų neatnaujinome ir po kol kas neatnaujinsime, išskyrus palangės padarysim, tai vat labai laukiu to momento. Paskambinau Dariui, sako, dar nesugalvojau, nežinau, kaip čia spręs šitą reikalą. Tai va, kai jisai išspręs tą reikalą, jisai padarys tą baldą, pasidalinsim. O šitie seni baldai tiesiog lieka tol, kol aš sugalvosiu kažką tai kitko. Ir sakau, labai džiaugiuosi, kad turiu žmogų, kuris tiesiog priema tą tokią informaciją. Toliau turim liną, kuris, kaip ir sakiau, auksarankis tikrai padeda su visa elektra. Ir visos mūsų svajonės įgyvendina. Tiesiog sugalvo kokią nesąmonę arba patikrink viską tvarkingai gražiai padaro. Tai aš labai džiaugiuosi irgi tuo. Perstumėm sofą, ten va senas baldas, kurį irgi planuojam atsinaujinti ir mano mylimiausia, viena iš mylimiausių vietų tai yra stalas, prie kurio dabar galėsiu gaminti nesusilenkus, arba jeigu atsisėdus, tai va tos kėdės tokios fainos, kilnojamos. Jo tikrai labai trūko, nes mes realiai kiekvieną kartą, kai valgom, tiesiog čia ir valgom, atsisėdam ir valgom ir plepam ir visi vienu metu viską darom. Tai labai pasiteisinęs dalykas ir labai faina man, kad viskas yra sujungta, tiesiog yra daug daugiau stalviršio. Daiktų padėjimo vietos, tai iš tos tokios praktinės pusės tiesiog darėm taip, kaip gavosi, kaip sugalvojom, o rezultatas tikrai man patinka. Na ir labai noriu pasidžiaugti tiesiog ledu, kuris šviečia tiesiai į medį. Ir tas medis labai gražiai natūraliai atrodo. Ir toks visas nelygus, tos senos trobos tas medis, bet man jis yra tobulas savotiškai.
Ir aišku, taip pat irgi viena labai faina, ką galiu vyrui padėkoti, tai gavau dovanų KitchenAid, kurio seniai svajojau. Metus laiko tikrai norėjau jį nusipirkti, bet jis tikrai yra nepigus pirkinys. Ir sakiam ten, nekošėm šitiem tešlom daryti, taip toliau, tai viską dar galima išmokti daugiau tų dalykų, bet labai norėjau arba asilo, ar asilės, arba KitchenAid, tai gavau KitchenAid šį kartą, tai asilė bus gal kitiems metams. Nežinau, man labai patinka asilai, asilės ir gaila, kad mes dabar neturim savo jo, nes jisai skriaudė mūsų kitus gyvūnus. Tai ateityje, manau, tikrai turėsim. Kaip ir su vištom, norisi tą projektą pasidaryti gerai, tai tikrai tiesiog šiais metais to finansiškai ir fiziškai nebepajėgiam. Na ir parodysiu vieną labai keistą baldą, kurį visi bijo kritikuoti, nes žino, kad man vienodai, juokauju, bet iš tikrųjų taip ir yra, man tikrai vienodai, nes aš jį sugalvojau ir aš sugalvojau į tokį, kokį aš noriu ir man jis yra patogus. Ir manau, kad tikrai ne visiems tai būtų, bet man jis labai patinka, tai yra mūsų spintelė batams vaikams. Faina yra tame, kad jinai yra atvira, tai aš dariau specialiai dėl to, kad norėjau, kad vaikams nebūtų problemos su tais stalčių atidavimais, tai vaikai išsitraukia batus, yra jų lygyje ir jie tiesiog susiranda savo norimus batus. Ir sėdima dalis yra aukštai, ji yra be paminkštinimo, tai tiesiog, nes tikrai pas mus yra labai daug smėlio, tai va, pasiemi, nuvarai ir smėlis nubyra arba va, su šlatele, bet jinai yra aukščiau 63 cm. Ir va, užsidedi ir batus va taip dėdiesi. Man labai fainas tas dalykas, nes jeigu čia būtų jau medžiaga, jau to daryti negalėčiau. Ir va, smėlis, visur smėlis. Ir kai vaikams, pavyzdžiui, batus dedu irgi labai faina, nes aš vaiką pasisodinu aukščiau ir tada man yra daug aukščiau tą koją uždėti. Tai va, super, tikrai visiškai neaiškus baldas, neaiškiais parametrais, bet man labai patinka. Darius dar sugalvoja tą viršutinę dalį tokią fainą. Na ir prie to baldo, kadangi čia šitas baldas yra nepatogu sėdėti ir taip toliau, tai mes apačioje sugalvojau, kad skylės arba reikia tiesiog vietos, kur galima sudėti, pavyzdžiui, batų šaukštus arba musės vis tiek irgi yra, nors tinklelius turime ant visų langų priskrenda, tai tiesiog mūsų žudikus. Atsiprašau gyvūnų mylėtojai, bet musės, kaip sakant, be gailesčio. Tai tikrai labai patogu, nes ir tie šaukštai pas mus šeimoje tikrai dingsta, išsimėto ir taip toliau. Čia vietoje viskas paimi, užsidėjai ir išlėkiai. Labai patogus baldas. Ačiū Dariu. Biški prieš filmavimą pagražinsim. Bet iš esmės tai Darius, kada padarė tą kabinimą drabužiam, tas tokiom metaliniais tais, tai aš tą pačią akimirką pamačius juos sugalvojau, blemba, žiūri gerai, nes irgi galvojau, kokius čia padaryti pakabinimus, kad džiūtų geriau rankšluosčiai ir kad būtų juos patogu sukabinti. Tai, kadangi tas šilumos šaltinis yra tas vienas ir toks jis yra nedidelis ir labai negražiai atrodo tie sukabinti rankšluosčiai, tai paprašiau, kad Darius pritaikytų būtent tokį patį principą. Drabužiams tuos kabinamus tiesiog prikabintų čia ir vaisiai atėjo su tokiu sprendimu ir dabar tie visi kabo. Jeigu norit, kad greičiau išdžiūtų. Va, koks išradimas tobulas. Sakė, niekas dar nebuvo sugalvojęs tokio dalyko. Tai va, galim patentuoti, pardavinėti ir įrenginėti būstuose visokius praktinius sprendimus. Ir pakabinė ir tas visas dalykas džiūsta. Aišku, jeigu prilankstai daugiau, jisai lėčiau daug džiūsta, jeigu va ilgesnis kaip toksai, tai tikrai jisai puikiai išdžiūsta. Jeigu batai, kad, pavyzdžiui, labai išlapęs, nes kai būna vaikai mėgsta turkštis, tai tada pakabini padžiovini. Va, paimam ir po to vėl pakabini atgal. Bet už tai yra tik vienas daiktas, kuris kabo. Ant būtent gyvatuko. Labai fainas, labai pasteisina ir šone vienas.